Sveiki. Tai šiandien norėtume pakalbėti apie odontologinės paslaugas, kokiais atvejais pacientai turi mokėti, o kokiais atvejais gali kompensuoti valstybė iš privalomo sveikatos draudimo fondo. Paslaugų teikimui yra nustatyti tam tikri reikalavimai ir sąlygos, kurie yra apibrėžti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo ir sveikatos sistemos įstatymuose bei sveikatos apsaugos ministro teisės aktuose, kurie reglamentuoja odontologinių paslaugų teikimą. Pagrindinė sąlyga yra, kad pacientui būtų paslaugos kompensuojamos, tai yra pacientas turėtų būti draustas privalomai sveikatos draudimu, paslaugos turi būti teikiamos gydymo įstaigoje, kuri turi sutartį su ligonių kasa. Dėl tų paslaugų, pirminės priežiūros teikimo pacientas turi kreiptis į gydymo įstaigą, kurioje yra prisirašęs, o dėl specialisto paslaugų jis turi kreiptis pas gydytoją specialistą odontologą, turėdamas siuntimą. Norint gauti iš privalomo sveikatos draudimo fondo kompensuojamas paslaugas, pirmiausia reikėtų kreiptis į gydytoją odontologą, kaip minėjau, savo gydymo įstaigoje, kurioje pacientas yra prisirašęs. Tai gali būti didelė poliklinika, gali būti mažas šeimos centras, bet jie visi turi užtikrinti pirminės odontologinės pagalbos teikimą savo pacientams. Jeigu maža gydymo įstaiga, tarkim, neturi savo odontologo, jie tuomet turi būti pasirašę sutartį su kita gydymo įstaiga, kurioje gali būti tos paslaugos visos suteikiamos. Kas įeina į pirminės odontologinės, teikimo mastą, tai būtų dantų ėduonies eilinis gydymas, pulpito gydymas, dantų šaknų traukimas, dantų akmenų valymas, laikinų įtvarų esant traumos atveju uždėjimas, ir kitos paslaugos. Taip pat svarbu pastebėti, kad teikiant būtent pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, tokiu atveju siuntimas yra pacientui nereikalingas, jisai tiesiog registruojasi savo poliklinikoje, gydymo įstaigoje ir gauna gydytojo konsultaciją ir paslaugą. Jeigu gydytojas odontologas nustato, kad tai yra labai sudėtingas atvejis, sunkesnis, rimtesnė liga ir reikalinga specialisto pagalba, tokiu atveju jisai siunčia pacientą pas gydytoją specialistą, išrašydamas siuntimą. Ir su siuntimu tada pacientas gali kreiptis tiek į viešąją, tiek į privačią gydymo įstaigą. Svarbu, kad ta įstaiga turėtų sutartį su ligonių kasa. Taip pat noriu pastebėti, kad siuntimas galioja 180 dienų ir per šį laikotarpį tiesiog pacientas turi užsiregistruoti reikiamą gydytojo konsultacijai. Pasitaiko, kad už dalį ne tai kad paslaugų, bet tam tikrų priemonių reikia pacientui susimokėti. Tiek pirminės odontologinės pagalbos, tiek stacionarinės ar ambulatorinės grandies specializuotų paslaugų teikimo atveju gydymas ligonių kasa apmoka tik tai už gydytojo darbą, už odontologinės medžiagas, už vaistus, už vienkartinės priemonės, už kitas priemonės, kurios yra sunaudojamos ir priklausomai nuo jų kiekio pacientai tada jau moka patys. Yra išskiriamos tam tikros gyventojų grupės, kurios neturėtų mokėti už šias paslaugas, tai yra vaikai, dieninių mokyklų bei profesinių dieninių studijų moksleiviai iki 24 metų ir socialiai remtini asmenys, kurie pristato pažymą iš socialinės paramos centros. Tai šioms pacientų grupėms mokėti už vienkartinės medžiagas vaistus nereikia, išskyrus atveju, jeigu, tarkim, vaikutis pasirenka, nori spalvotos plombos, tuomet tėveliai jau turėtų susimokėti. Tiesiog žmogus kreipiasi į gydymo įstaigą, registruojasi gydytojo odontologo konsultacijai, o jeigu specialisto reikalinga konsultacija, tuomet registruojasi į tą įstaigą, tai gali būti ir jo paties poliklinika, jeigu jinai yra didesnė ir turi gydytojus odontologus specialistus, o jeigu ne, tuomet kreipiasi į tiek viešąją, tiek privačią gydymo įstaigą, kurios turi sutartį dėl gydytojo odontologo paslaugų teikimo. Jokių dokumentų pildyti nereikia. Pačiam pacientui dokumentų pildyti nereikia ir siuntimai yra irgi elektroninė forma išrašomi ir fiziškai nereikia turėti. Tai dar svarbu paminėti, kad iš privalomo sveikatos draudimo fondo yra kompensuojamos vaikų dantų profilaktikos didelė grupė paslaugų, tai yra vaikų dantukų krūminių dengimas silantais. Tai yra tokia paslauga, kai
tiesiog nuo pirmo krūminio išdygusio dantuko iki 14 metų yra padengiama tam tikra medžiaga silandais, kurie apsaugo dantuką nuo bakterijų susidarimo ir ėduonies susidarimo. Taip pat jaunuoliams nuo 13 iki 18 metų poliklinikoje gali būti atliekama burnos higiena, kuri vėlgi apsaugo ir profilaktiškai saugo jaunuolių dantukus. Esant reikalui iki 13 metų gali būti nuvalomi dantų akmenys virš dantenų po dantenomis tiek kartų, kiek gydytojas mano reikalinga. Dar yra apmokamos iš privalomo sveikatos draudimo fondo ir dantų protezavimo paslaugos. Tai šias paslaugas taip pat gauna nemokamai arba kompensuojamas yra ne visiems pacientams, tačiau tam tikrų grupių. Tai yra vaikams iki 18 metų, senatvės amžiaus sulaukusiems asmenims ir nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims. Taip pat po onkologinių ligų, jeigu yra po žandikaulio taikyto onkologinių ligų gydymo. Tai pradėti šį procesą taip pat reikėtų nuo savo poliklinikos, savo odontologo, kuris įvertina ir jeigu yra indikacijos protezavimui ir asmuo atitinka tas išvardintas sąlygas, tuomet jau jisai gali kreiptis į gydymo įstaigą, kuri protezuoja dantis. Vėlgi įstaigų sąrašas yra gana platus, svarbu, kad ta įstaiga turėtų sutartį su ligonių kasa, o visas įstaigas galima rasti interneto svetainėje, yra pateikiamas sąrašas, į kurias įstaigas gali pacientas kreiptis. Ir apdraustiesiems taip pat yra teikiamos ir stacionare tam tikrais atvejais paslaugos arba, kaip minėjau, specializuotos, tai tokiu atveju yra reikalingas siuntimas iš jo odontologo, kuris jau nusprendžia, kad tai yra reikalinga sudėtingesnė intervencija. Yra nepilnai kompensuojamos arba, nekompensuojamos paslaugos, kurios galėtų būti kompensuojamos. Tai yra vėlgi asmenims, kurie yra nedrausti privalomai sveikatos draudimu, arba žmogus, tarkim, kreipiasi į gydymo įstaigą, kuri neturi sutarties su ligonių kasa dėl tam tikrų paslaugų teikimo. Jeigu pageidauja pats kažkokių ypatingų ten medžiagų, priemonių ar procedūrų, kurios yra, iš ligonių kasų neapmokamos, arba tos paslaugos yra brangesnės negu kad moka ligonių kasa, tokiu atveju tada jau pacientas tą kainų skirtumą turi pats susimokėti. Taip pat yra keletas aspektų, kai paslaugos bet kokiu atveju nėra kompensuojamos iš ligonių kasų fondo, tai yra dėl estetinio gydymo, estetinės, pavyzdžiui, burnos higiena ar gydymas breketais, kai nėra tam tikrų numatytų indikacijų. Tai pirmiausia, aišku, kiekvienas turime rūpintis savo dantimis, dantų būklę, nepamiršti periodiškai pasitikrinti pas gydytojus, kad laiku suspėti užbėgti rimtesniai ligai už akių. Ir tiesiog linkiu visiems, tiek tėveliams, rūpinti savo sveikatą, nepamiršti savo vaikučių ir bent jau vaikučius kartą per metus būtinai parodyti odontologui, o ir patys, jeigu vieną kartą per metus kreipsitės pas odontologus, tikrai visos bėdos bus išspręstos žymiai anksčiau ir geriau.